Vinsakės iš aukštos giminės kailas. Vaku buvom 4 mergelis, broli nebuvo, tik Mėlį, Petronėlį, Jolėlį ir Jozefą. Aš vidurienį po Petronėlis. Gimimo 1845 mojaus 31 dieną pakrikštyta Šateikių bažnyčio kuniga Gulmeno. Mūsų atroba šveisi, nes ir 3 longa, 2 šaninė Seimo, o 3 galinė. Tarp tų longų stos stals, o užstalė abiejus paseinių saula. Kertėje priešas longas taulova su marga užlaida. Baltas paklodė su makras, raudona onklodė ir puodiškas, apvilktas baltas užvalkalas su raudonmargės žyčkinės galas į asą. Pastatyti namą, o žolė nepamata, pastatyti namą, o žolė nepamata. Tai supus, kiek tėvus, žmonės jauna nebebus. Tai supus, kiek tėvus, žmonės jauna nebebus. Pastatyti namą, o žolė nepamata, pastatyti namą, o žolė nepamata. Tai supus, kiek tėvus, žmonės jauna nebebus. Tai supus, kiek tėvus, žmonės jauna nebebus. Iš vieškelio, platus kelios, abiejos pusės medės apdeigts, statė į dvarą. Pats dvaras nutolo nuo maklos, tik dideliausi medžių krūva. Galėtų manom palaikyti už miškėlį, numanyti kraštą suodną, kapseinas užkirstos. Eglis aukštas, sveipas, tapalė, kaštana. Eidom stovi rinki suodną ir rūmą. Prie mergelės dvaro balti dovilėje, jos sopas ganyti, jo vėri žirgelį, jos sopas ganyti, jo vėri žirgelį. Paleidau žirgelį, užmirgau meigelį, girdau pasarnelį, gegutės balselį, girdau pasarnelį, gegutės balselį. Gegutės balsas tik mergelės verksmas, atiduok velnelį, rūtų vainikelį, atiduok velnelį, rūtų vainikelį. Vainiką neduso, nupirksiu žeidelį, nešiok merguželį, parvisam želį, nešiok merguželį, parvisam želį. Dvare prie rūmą galą, varpa į suodną. Nu vartų patvariau iš ilgą suodną, lati ulyčia, eglėlė. Dailė išgracavuota, į smiltim išbarstyti. Iš tos ulyčias išbėgo keli takiuką į vidurį suodną. Puožna takiuką šalies, kerasus vadinėti, agrazda, vašuoklė, tarpus takiukų, eila žemlaužių vobelų, skarutų grūšų, išbėginių slyvų, į garbanuotų gleišnių. Iš antros šaliai suodna, ulyčia leipėjai. O iš trečios, kaštanėlė, po ulyčias patvorės, daug mėsių taisyti saulelę. Ulyčios takiuką išgracavuoti. Netoli rūmą pataisytis daržėlis. Įrinki keratą tankiausių pezdių,
kvepuojančių rožių, raudonųjų baltųjų, o vidury ištaisytas loveikis. 4 šalies kaip širdis, o parkatį vidurį kaip žvaigždė. Visus aukštai išpilts, vėlienoms atibliuots, tarpų stakiuką smiltim išbarstyti. Auga sodniai serbenito, Džiaugies visi paukštelė, džiaugies visi paukštelė, džiaukitės paukštelė, ne dėl jūsų serbenita, ne dėl jūsų serbenita. dėl puikiųjų Paukštelių, kur po dvarą lakioji, kur po dvarą lakioji. auga keimi Panelė, džiaugies visi vaikelė, džiaugies visi vaikelė, nedžiaukitės vaikelė, ne dėl jūsų panelė, ne dėl jūsų panelė. dėl puikiųjų Vaikelių, kur po dvarą lakščioji, kur po dvarą lakščioji. Žiemą ties mumis mokėjo rašyti, skaityti lenkišką. Lenkišką rukautį slėpė. Žemaitišką draudį. Jau buvom draudamas į sulažininkų vakas draugauti, kad reikia mums liobjies atnešti. Na valandą mums buvo sana susidėti, nes su mužikiokas šnekėti. Vasarą pas mūsų atvažiuodavo grapiuką į grapėkis pasivakščiot po sodnius. Anei su savo mokytoju šnek prancūzišką. Voši misliui, tik kuo Anei tiek nesuprantama šnek. A man kažkas ir atsaka, kad pas ponus tokia mada. Rokautys mums nesuprantama, kad mužika nesuprastum. Nu, voši misliui, jeigu čia didelį poną mokos prancūzišką, tai mus jėtiem žemaitišką nei rokojus. Į mėslį, ką pajauksiu, važiuosiu į Franciją. Išmokinsiu tina ponų vakų žemaitišką, o grįžusi, pamokys lažininkų vakus kalbėti prancūzišką. Ir tuomet supras kontoną šnek. lažininkų labai gailėjausi. Žinojau apie anų vargus ir skriaudas. Pons Laurins vis pasakodavo apie vargus biednųjų mužėkų. Tai apie radą pasigailėjimą mano širdį. Dažna pasakodavo, kad anon vergystė, sunki darba persekiojo nuo pat mažens. Aš jame mano gailėtais. Dažna susitikdavom. Dar mums pasigausdavo, kada nu nieks nemylėjo ir nikume nemyl, nėr kur, kas anon užjaustų, apriglaustų. Tiek dažna susitikdavom ir pradėjom apie ženatį šnekytais. Bet mums labai dėjavo, kad mano tėva bajora ir nelės už mužėką. Bet aš galvojau, kad
nepasidausiu. Man atrodo, didelis pasišventėms iš mano pusės tekėti už tokį nelaimingą žmogaus. Aukšti kalna lygis lonkas, Aug ir vaisiaus medis, Rasmus vaidai, aug ir vaisiaus medis, po to medžiu po žaliauju vakščioje panelė. Rasmus vaidai, vakščioje panelė, vakščiodama uliavoji vainikėlį pynė. Rasmus vaidai, vainikėlį pynė. Nepink, seserelė, partinę nešiosi. Rasmus vaidai, partinę nešiosi. Žemaičių kalvarijų per didžiusius atlaidus pristačiau savo sužieduotint tėvams. Iš išvaizdos mums labai visiems pateka. Bet motina, sužinojus, kad jis yra mužiks, pradėjo labai kriokti. Ir pasakė man, kad aš anu atsižadėčiau. Tėvs suteka. Vaš motinėlis prisakė, mane klausiau. Už poros mėnesių 1865 metų rugsėjo 20 dieną Plungės bažnyčio apsižanėjo. Plungės bažnyčio dėl to, kad Jolės tėvelių parapija ten, a ne jie veseliškyje. oi rutelė, Oi žaliasis dėl ko nežalioji. Oi, dėl ko nežalioji. duonų liada, Žalius lapus ant juodos žemelės. Oi, ant juodos žemelės. oi mergelė, Tu jaunoji, kuo liūdna vakščioji. Oi, kuo liūdna vakščioji. duonų liada, Baltas ronkas on savo keliu. Oi, on savo keliu. Mano vyro gruodės, kad aš ne gaspadėnė, į parto nuostolį. Mane įmatuos, kad vyrs nemoka kininkauti. Ir dėl to negaliau pralopti. O sykio paimtų, abu labutuokių. Nemokau. Esau nepraktišku ir nepapratusiu prisunkium darbų. Konkenavos, vargstau, kaip musėlis po išrūgas. Ir dėl menka atvežta prigėrė. Aš atsiti varną pagavo, paršėlis padviesi, pykstavus, varavus. Aš galvoju, dėl ko te pyr. Gal dėl to, kad Jolės tėvs iš bajorų, o aš iš mužekų. Juk tėvs, anos tėvs ir buvo dvarą
urėds. Spaud pridarbo lažininkus, o pats jau nedėlė baulinks prie tą darbą. Tepi Jolėje. Daug nepriteklių patyrusių ėmiau ūkio darbus į savo rankas. Patirikiau darbus, rūpinaus, kad laiko būtų pasiekti senuims derlius. Susipažinau su Višinskiu Poviliuku. Šiaulius gimnazijo mokinos. Pri mūsų liuptonkė užėjęs su mažasias vakas malsis. Vėsi rokavo žemaitišką. Lygu šnektuos nieks negėdavo. Ragėna pradėti rašyti. Ką pagerėjai gyvenėms, apintas prasiveržė patraukiems prie knygų. Skaitėjau Mickevičių, Slovackį, Kraševskį, Kondratovičių. Skaitėjau į mislijau, galvojau, kas geresnį dėjausi širdį. Juk kokį gyvenimą matėjau, tokį ir į sąsvinį suguldėjau. Sunkiai, vargą, jaugą, su visom skriaudom. Bet Jolė, juk nebuvo tas gyvenimas vis laik jauks. Juk buvo tokių dainų, kad tu sakė, kad aš esu gražus, šveisia plaukis, mėlynakis, garbangalvis, kad tu muni myli. Ir jaunim taip juk tu tokia sukinėjęs. Pučiai linksmoms ir žaidimą, žiūžis, lauminėjams, ažeidų dalinėms. Ir šuok sukurėtų linksmas okas. Ir pridainos priteka. Parvažiavom bulvės kepenos ir paišinos ir tepi. Parvažiavom bulvės kepenos ir paišinos ir tepi. Reid ratelė, reid mažėja tekinėlė. Reid ratelė, reid mažėja tekinėlė. Jėdėdėja nereikėtų ir mažėja nepadėtų. Jėdėdėja nereikėtų ir mažėja nepadėtų. Jėdėdėja nereikėtų ir mažėja nepadėtų. Parvažiavom bulvės kepenus ir paišinus ir tepi. Parvažiavom bulvės kepenus ir paišinus ir tepi. Reid ratelė, reid mažėja tekinėlė. Reid ratelė, reid mažėja tekinėlė. Jėdėdėja nereikėtų ir mažėja nepadėtų. Jėdėdėja
padėt, gedėgėje nereikėtų ir mažėje nepadėt. Veids vietas be kepos, antrus brokti be kietos, veids vietas be kietos, antrus brokti be kietos. Kepta viena ir daug ir mon, kepta viena ir daug ir mon. Tuo vietas skans ir smogs, tam ir dausam kas pašoks, tuo vietas skans ir smogs, tam ir dausam kas pašoks. Kepta viena ir daug ir mon, kepta viena ir daug ir mon. Vėliausiai pradėjęs nausė, pro langą veizėdama, akis kasinėdama, pro langą veizėdama, akis kasinėdama. Pro langą veizėja, akis kasinėja, menetės juodelis, mylimasis bernelis, menetės juodelis, mylimasis bernelis, menetės juodelis, mylimasis bernelis. Geriausiai pradėjęs nausė, pro langą veizėdama, akis kasinėdama, pro langą veizėdama, akis kasinėdama. Pro langą veizėja, akis kasinėja, menetės juodelis, mylimasis bernelis, menetės juodelis, mylimasis bernelis. Tūkstantis 898 metas numirė mano vyrs Laurins. Po vyras mirtis lygus siūls nutrūka. Rėšis muni su kasdienį, pilkuma su ūkio darbos. Mon vaidenos kiti keliai, kiti žygiai, nežinomis į paslaptingi. Nujautiau, kad už nienus ilga nebužsibūsiu. 1907 metas Kaune buvo šaukams pirmasis moteriškų suvažiavimas. Į muni sugundė Gabrielė Petkevičaitė Bėtė. Man rūpėjo moteriškųjų gyvenimą. Pirmą kartą rūkavaus tokia didelė salė. Nesijaudinau, neiškuojau dailesnę, mandagesnį žodį, paprastą, valstietišką. Pasakojau kaimas, sodos, pilka kasdienybė, jaunų mergėlių išėjusių už vyrų likimus. Vaizdas perteikiau kaimą moteriškas portretą. Ir tas sujaudina susirinkusiusius. Ką pabingiau, pasigirda šūktelėjimą, užtelėjį plojimą. Ir aš buvau kontina, iškėlusi žėlą galvą, nulipau laiptelis. Bortkevičienė į Vileišis įkalbinėjo Žemaitę tapti laikraštį Lietuvos žienis atsakingųjų redaktorių. Pasėdavė kalbinėjimams, į tada lauks, pakol valdžiai patvirtins. Nu, niek blog nematė, jau labiau pakelis skroblius gavus. Bedirbant, užklopa netikėta žinia. Ir šaukama į teismą posėdį, kur bus nagrinėjama baudžiamoji byla. Pasirodo, savo veiksmos pažeidė cenzūros paragrafus. Nuteisto 2 savaitėm kalėjimą. Kalėjimą. Lengva pasakyti, kas nematė.
Redakcijas kolektyvs kapmose fondė. Nerodė savo vidaus. Tuos 2 savaitės. Vokiečių kariuomenė užėmė Kauną. Traukėsi Vilniaus postį. Man reikėjo sprendimą. Ir aš apsisprendėjau, nedvejodama. Nujautiau, kad tokiame amžiau atidaudu savi dideliems išbandymams. Vorastos teisės smertė į nasus. Bet ryžaus su bulotas kartu važiuoti į Ameriką, rinkti nukentėjusiems nuo karo pinigų. Į to pasitraukė, ten gyveni sūnus, artimieji, pažįstamis. Nurastas neprapulsiu. Vojekas savo jau atlikau. Tūkstantis 921 metas grįžus iš Amerikas Žemaitė apsistojo Marijampolėje pas advokatą Bulotą Andrių. Rašė taisė senus raštus, pagal žemą išvažiavo į Kauną. Grįžtant iš Kauno sugėda keleivienį, gavo nakvoti laukus. Dideliausia peršalusi susirga laukdegiu. Pakol graudė 7 dieną. Tamsiojo naktelėje, šaltojo Voda keistiau, kad pats žmogus postas įda prišvėjai. Nu gal visas kriaudas, neteisybės, vargus, sugeb nepasenti, ni dvasi, ni kūnų, gyventi savo gyvenimą. Eiti savo keliu, seikti gerą kitiems, toks Žemaitis prigyvens.